Sinkevičius, turim naują derinį. Aš vis Iš noriu viso mes prieiti. turim, kiek Sinkevičių yra. Pasirodo, kad Sinkevičius yra antra populiariausia pavardė Lietuvoje po Kazlauskų. Nes, nu, kur spjausiu, ten Sinkevičius. Tai pažįstu ir dar ne vieną, kurie nesusiję su šitais politikais. O jei rimtai, tai jo, vyksta labai smagus procesai mūsų politiniai padangiai. Vyksta rokiruotės, vyksta dėrybos, vyksta kelionės į Briuselius, nes matai, Lietuvoje čia mažai vietos, tai reikia Briuselį daryti dėrybas, nes koalicinių tų naujų jėgų, taip, du lyderiai sėdi Briuselėje, o tas pats Sinkevičius, Jonavos meras, tai dabartinis socdemų lyderis, taip vadinamas, užėmęs kitos Briuselio biurokratės pensininkų motinos vietą, kuri žadėjo čia, kaip viską keisis per rinkimus ir pati tepęs lydėsi į Briuselį, tai iš vis labai panašu, žiūrint į tos veidus, ir Sinkevičių, jie man labai primena tokius tos naujuosius komjaunuolius, tos europiečius, tokius tikrus, labai užsidegusius ir su tokia tuščiom kalbom. Gintarai buvo labai gerą idėjas tą su Virgilijaus Sinkevičiaus pasisakymais, nu ten iš tikrųjų topas. Turiu pasiruošęs šuvinių. Nu tai šauk. Galiu jau? Šauk. Aš tai norėčiau pradėti, kai visada, iš kitos pusės, nes man šita visa situacija yra pakankamai nesuprantama ir nors praėjo daugiau negu 72 valandos, bet man vis tiek klausimų yra daugiau negu atsakymų. Ir pradėti aš norėčiau nuo labai paprasto dalyko. Kiekvienoj partijoje yra valdymo organai. Tai yra suvažiavimas didžiausias, paskui mažesnis yra taryba, visai mažas yra valdyba, na ir paskui yra pirmininkas, ar ne? Paprastai tai būna. Tai kadangi valdyba yra labai jau toks siauras bendraminčių ratas, tai dar šį šeštadienį po pietų, praėjusią, atsiprašau, prieš savaitę, Orinta Leiputė ir Indrė Kižienė, kurios yra būtent valdybos narios, aš dabar pacituosiu, nes čia reikia tiksliai daryti, nes Ulbinaitės įstatymas atkeliauja. L-rytas kalbintos socialdemokratų valdybos narės Orinta Leiputė ir Indrė Kižienė sako atvirai, valdančioji dauguma dirba labai efektyviai, įgyvendina rinkiminius pažadus bei vyriausybės programą, tad griauti koaliciją ir lipdyti ją iš naujo nėra jokio poreikio. Tokios nuotaikos leidžia suprasti politikės vyrauja ir LSDDP skyriuose. Nors bendruomenė esama ir baltų varnų, nematančio ateities su aušriečiais, Kižienė pastebi, po šeštadienio sprendimų kitaminčiams veikiausiai teks susigyventi. Partijai ir frakcijai tinkamiausias sprendimas yra dirbti darbus ir nesivaikyti viešoje erdvėje sklendančių provokuojančių skandalų. Portalui L-rytas LT sakė Seimo socdemų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Identiškos pozicijos laikosi ir Kižienė, pažymėdama, kad partijai šiuo metu reikia nuoseklumo. Nekartą esu sakiusi, kad reikėtų likti šioje koalicijos sudėtyje, kokia yra dabar, tęsti darbus numatytus savo koalicinėje programoje. Tokią poziciją, jeigu pavyks, išsakysiu ir tarybos posėdėje. Tai va čia 2 dienos iki tarybos posėdžio vyravo tokios nuotaikos. Negana to, jie darė apklausą socdemai ir dauguma skyrių, kiek aš žinau, pasisakė už dabartinę koaliciją. Ta prasme, už tą, kuri tuo metu buvo. Tai kas pasikeitė per tas 2 dienas, man sunku pasakyti. Gali būti vienas iš variantų toks, kad Nemuno aušra labai smarkiai pradėjo atakuoti neliečiamą užsienio reikalų ministrą Budrį. Ir kelios dienos prieš tai išėjo interviu su Šimonyte, kuri šiaip retai duoda interviu dienos temai. Tai dalykai visada turi kažkokį tai pagrindą. Ir ten jinai labai daug pasisakinėjo būtent apie Budrį.
Ir vat, kelios citatos iš to. Jis nėra kažkokio pakto dalis, bet natūrali socialdemokratų gal tokia baikštesnė būsena, o ypač jų koalicijos partneriai, kurie net neslėpia. Tiesiog nevinioja į vatą, kad jų problema yra tai, kai Budrio žodžius interpretuoja kokia nors Rusija, o jiems visiškai mažai rūpi, kas mūsų draugai ir sąjungininkai. Taip sakyčiau, nelabai palankiai interpretuoja tokių partnerių buvimą koalicijoje. Tai visą tai atrodo kaip apgailėtina situacija iš tiesų, nes Budrys laikosi tų linijų, kurios atitinka ilgalaikę Lietuvos užsienio politiką ir man atrodo, kad būtų labai blogas signalas mūsų sąjungininkams, bet tuo pačiu labai palankus signalas, tarkime, tam pačiam Kremliui, jeigu staiga dabar socialdemokratai nuspręstų, kad laikas pakeisti Budrį į kokį nors partinį šulą. Tai vat, man šita citata ir visas tas interviu taip netikėtai pasirodęs, galbūt leidžia daryti prielaidą, kad čia ne Lietuvoje šitie sprendimai buvo priimti. Nes jeigu valdybos narė, 2 narės nežino šito sprendimo koalicijos keitimo, o mes jau šeštadienį ryte išgirstam pavardes, kas bus naujieji ministrai, turbūt girdėjot viską šitie, ne? Kad ten ateina Tomilinas ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ir tas susitikimas Briuselį, nežinau, man visokių, kaip čia sakė klasikai, minčių kyla visokių. Na ir tašką, kai visada uždėjo mūsų valstybės galva, tai mūsų prezidentas. Jisai pasakė šitaip: sveikinu socialdemokratų partiją priėmus sprendimą keisti koalicijos sudėtį. Tai yra ilgai brendęs sprendimas. Jam sudarė prielaidas ne tik pastarojo meto Nemuno aušros atstovo retorika, abejonės dėl šios partijos finansavimo aplinkybių, bet ir nekonstruktyvi frakcijos laikysena priimant kertinius Lietuvos sprendimų įstatymus. Jūs puikiai žinot, kad čia turi kapčiamestį galvoje jisai. Ir valdančiąją koaliciją sudarys partijos gali turėti skirtingus požiūrius į daugybę viešojo gyvenimo klausimų. Tačiau jų nevienyje niekas, įskaitant nuomonę pamatiniais valstybės klausimais ir užsienio politikos klausimais. Tada tai tampa problema. Tai man atrodo, kad čia turbūt užkabino neliečiamus Nemuno aušra ir gavo tokią piliulę. Tai mano būtų tokia nuomonė. Aš trumpą pastebėjimą iš salės pasakysiu, kad neužilgo po von der Leyen apsilankimo Lietuvoje įvyko šitą. Taip. Ir dar vienas momentas, į ką noriu atkreipti visų dėmesį, apie ką niekas nekalba, tai jūs pažiūrėkit, kaip entuziastingai šitą sprendimą priėmė konservatoriai, tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas, dabar jeigu kas nors mano, kad dabar bus leista šitiem dirbti, taip tikrai nebus. Jūs pažiūrėkit, dabar prasidėjo sekantis žingsnis, tai yra atakos į Tamašunienę ir kartu į Lenkų tą rinkiminę akciją, krikščioniškas tas šeimas. Nes Tamašunienė stovi labai tvirtoj pozicijoje, kala dabar visais įmanomais būdais jų vidaus reikalų ministrą, kuris tikrai akivaizdžių klaidų nedaro, dabar ant jo bando užkabinti šitą visą duomenų dingimą. Tai aš manau, kad dabar sekantis žingsnis turėtų būti iš šitą vietoj valstiečių tos frakcijos įklijuoti liberalus. Ir tada būtų ideali schema ir tada valstybė suklestėtų. Tai aš manau, kad šitie dabar, nežiūrinti tai, ką kalba Veryga, tęsis, nes Veryga tai visiškai pavėjinis politikas pasidaręs, bet dabar nenorims, matė, 30 kažkokių ten organizacijų iš biudžeto finansuojamo visuomeninių, kaip jis ten vadinasi, jos ten kovoja prieš visą blogį, už visą gėrį visam pasauliu, tai manau, kad dabar jos prašo Tamašunienę pakeisti to pačiu, nes matosi, kad bus pokyčių vyriausybei. Tai aš manau, kad čia yra tik tai pradžia to proceso, kurį mes
artimiausiu metu pamatysim. Aš trumpai reziumuosiu. Kuo blogiau, tuo geriau. Ne, tai Kuo turi savo blogiau, nuomonę tuo pasakyti, geriau. žinai. Aš Nes kitaip tu kaip, nematau, tu kaip kaip, čia kažkas gali pasikeisti. Čia turi būti visai nuvaryta, kaip čia pasakyti, kaip tuos nuvarytus arklius nušauna. Tai valstybė turi būti visai, nu nežinau, jos va tas. Sudaužyta, sunaikinta ir galbūt tada, aš nežinau, kažkas žmonės praregės, kažkas Ne, pradės nu, žiūrėk, šita keistis, valstybė yra Viktoras labai gerai kalba. nuvaryta, aš jums pasakysiu vieną skaičių, Ne, tai kurį... aš sakau, turim sulaukti trečiosios respublikos mes Bet žiūrėk, kažkaip tai. labai paprastas skaičius. Nuo pat nepriklausomybės pradžios iki 2016 metų valstybės skola sudarė apie 17 milijardų eurų. Tai dabar per tą laiką, per 10 metų, nuo 16 metų, jinai pasiekė 36 milijardus eurų. Tai čia, nežinau, jeigu šitas skaičius žmonėm nieko nesako, tai man jisai sako labai daug. Nes jeigu mes pažiūrėtumėm, kiek pinigų išleidžiama taip vadinamai paskolos aptarnavimui, tai vadinamam, tai čia yra kosminiai pinigai. Čia yra kosminiai pinigai. Ir negana to, mes dar prisėmėm 6 milijardus paskolą, kurią turėsim atiduoti Ukrainai vienokiu ar kitokiu būdu. Čia iš tų pinigų, kur Orbanas kažkada nesutiko pasirašyti, tai buvo sugalvota tokia schema. Nu tai aš nežinau, jeigu čia dar nėra krachas, mes mes dar to nejaučiam, bet tu pažiūrėk, atsiversk internetą, bet kuris žmogus tegul pasižiūri. Ir tegul pažiūri, kas dabar prasideda. Užsienio investicijos išeina masiškai iš Lietuvos, bankrutuoja aptarnavimo sfera, pažiūrėkit, kiek restoranų išeina. Apie restoranus visi rašo, nes tai yra žinomi dydžiai, kiek kirpyklų, kiek visokiausių tokių mažų verslininkų, kiek išeina iš rinkos. Ir kur jie ateina? Jie ateina į pašalpas visi. Tai tas pašalpas kažkas turės uždirbti. Ir pažiūrėkit, dabar jau prasideda vėl kalbos apie mokesčių didinimą ir taip toliau, ir taip toliau. Nes mažėja bazė, kuri tos mokesčius generuoja. Tai aš manau, kad mes jau čia esam per žingsnį nuo gerų dalykų. Aš ne tik tai ekonominius dalykus, ne tik ekonomiką turėjau omeny ir galbūt ne tiek ekonominius dalykus, bet tai taip pat, aišku, yra labai svarbu. Tai Gintarai, jeigu tu klausytum atidžiau, ką sako politikai, ekonomistai ir ta pati buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, jeigu neklystu, yra į tą patį pasakiusi, kad mes turime būti labai laimingi dėl to, kad mes turime galimybę pasiskolinti. Tai, kad mums skolina pinigus, rodo tai, kad mūsų valstybės potencialų yra pasitikima. Jeigu nebūtų pasitikima, jeigu būtų abejojama, mums pinigų niekas neskolintų. Tinėlės ir žmonėm paaiškina, kad visa tai yra gerai, kad mes gaunam tuos milijardus, bet tie milijardai kaupėsi, niekas jų mums tikrai nenurašys. Mes ne Ukraina, kad mums nurašytų. Ukrainai tai nurašys tuos ale gautas jų paskolas, tai čia dėl to abejonės nėra. Ukrainai jų gražinti nereikės. Mums jų niekas nenurašys. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, aš turėjau omeny, kad kuo blogiau, tuo geriau. Vat gal kai pradės dabar ateis, vat, kaip tu sakai, prilipdys dar tuos liberalus, ar gal neprilipdys, bet be liberalų, vat, pradės vėl grūsti tas Stambulo konvencijas, pradės vėl vat, tuos dalykus kišti. Nu, tai dabar tai šiek tiek, kai tu pristabdai šitą, tai žmonės taip, mes ramiai galbūt į visą tai žiūrim, bet kai pradės vėl kišti, brukti, galbūt tai kažkaip tai, bet Viktoras galva į šonus kraipė, aš su juo sutinku šiuo atveju, kad mažai tikėtina, kad tai įvyks, nes nėra potencialo pačioje tautoje, nu nėra potencialo. Ir aš grįžtu truputėlį į renginį, kuris vyko Šiauliuose. Ir aš taip pagalvojau, nu gerai, nu kiek mes dar tokių salių po 600 surinktumėm, nu ta prasme. Nu aš nežinau, kiek, nu dar būtų, aišku, ne viena tokia salė, nes ir
tarpe mūsų žiūrovų, nu ne, nu mūsų žiūrovų dar kiek ar ne yra, sakykime, tai mus ne tik tai, tie vat, iš tos tarnybos, kur sakei, Gintarai, mes artimiausių metų visi galbūt kartu toj tarnyboje apsilankysim, tai iš tos tarnybos turbūt čia yra keletas tik tai mus stebinčių, bet didžioji dalis mus žiūrinčių tai yra mus palaikantis, mus suprantantis, mums pritarantis. Tai, tai tikrai būtų tų salių daugiau, gal pilna Žalgirio arena, gal 2 Žalgirio arenas mes susodintumėm, bet tai ir viskas yra. Bet tai ir viskas. Ir tai nėra jau tiek daug.